Jonas Mekas. Už naujų meno formų lyderystę pasaulyje. Lietuvių kilmės filmų kūrėjas, rašytojas, kuratorius, dažnai vadinamas Amerikos avangardinio kino krikštatėviu. Šiuo metu gyvena ir dirba Niujorke. Jonas Mekas sukūrė daugiau kaip 50 filmų, 20 prozos ir poezijos knygų, kurios buvo išverstos į daugiau nei 12 kalbų. Avangardinio filmo kūrėjas artimai bendravo ir dirbo su tokiais menininkais kaip Jurgis Mačiūnas, Yoko Ono, John Lennon ir Salvador Dali. Jo kūriniai yra tapę Lietuvos dalimi, įtraukti į klasikos sąrašą, o filmai aptinkami dažniausiai lankytinuose muziejuose visame pasaulyje. Lietuvoje veikia Jono Meko vizualinių menų centras. Algirdas Antanas Avižienis už tarptautinės patirties diegimą Lietuvos mokslo sistemoje. Informatikos mokslų daktaras, profesorius, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, žinomas visuomenės veikėjas. Gyvendamas Jungtinėse Amerikos valstijose, Kalifornijos technologijų institute vadovavo reaktyvinių variklių laboratorijai, paskelbė atsparumo gedimams principą, kuris pirmiausia buvo įdiegtas NASA erdvėlaivių valdymui skirtame kompiuteryje STAR. Kalifornijos universitetas Avižieniui suteikė profesoriaus vardą, daugiau nei 30 metų dirba Tarptautinėje informatikos federacijoje. Lietuvoje profesorius aktyviai veikia mokslo ir studijų srityje. Yra Lietuvos mokslo akademijos užsienio narys. 1990-aisiais buvo išrinktas pirmuoju atkurtojo Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi. Vytauto Didžiojo universiteto senatas jam suteikė garbės profesoriaus vardą. Juozas Petras Kazickas. Už indėlį stiprinant Lietuvos ekonomiką ir labdaros tradicijas. Lietuvių kilmės verslininkas, filantropas, ekonomikos mokslų daktaras. Per Antrąjį pasaulinį karą pasitraukė į Jungtines Amerikos valstijas, kur tapo klestinčių verslininkų ir nuolat aktyviai dalyvavo išeivijos gyvenime. Po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo Juozas Kazickas pritraukė į mūsų šalį nemažai stambių investuotojų iš Jungtinių Amerikos valstijų, Philip Morris, Coca-Cola, Motorola ir įkūrė pirmąją Baltijos šalyse privataus kapitalo telekomunikacijų bendrovę Litcom, dabar Omnitel. Nenuilstamai rūpinosi Lietuvos nepriklausomybės stiprinimu, konsultavo šalies vyriausybę, organizavo Lietuvos vadovų susitikimus su Jungtinių Amerikos valstijų ir vakarų Europos šalių vadovais, rengė Jungtinių Amerikos valstijų finansinių fondų atstovų vizitus į Baltijos šalis. Įsteigė Kazickų šeimos labdaros fondą. Fondas remia įvairias organizacijas, skiria stipendijas, finansuoja su Baltijos šalimis susijusias studijas Jeilio ir Vašingtono universitetuose.